prisijungti kviečiu Liną Sakalauskę, BASF Agro produktų vadovę javams Baltijos šalims. Pristatau Žemės ūkio kooperatyvo Joniškio Aruodas, Žemės ūkio produktų vadovė, agronomė Vyginta Ralytė. Dirba su produktų sprendimais bei ūkininkų kasdieniais poreikiais regioniniu mastu. Vyginta, su kokiomis vienaskiltėmis piktžolėmis šiandien kyla daugiausia galvos skausmo jūsų laukuose, kurios tapo praktiškai nebekontroliuojamos? Kada supratote, kad peliniai pašiaušėliai jau nebe pavienė, o sisteminė problema jūsų regione? Dėkoju, Lina. Pirmiausia, labai malonu matyti tiek daug norinčių sužinoti daugiau. Na, o jeigu kalbant jau apie šitą rimtą temą, tai Joniškio Aruodas nėra atsiskyręs nuo visos Lietuvos teritorijos, nes dirbam visgi Lietuvoje ir mūsų tos piktžolės yra tokios pačios, kaip ir pas visus ūkininkus visuose regionuose ir visuose laukose. Tai vienos yra tokios, kurias mes kontroliuojame, tai miglės, milguolė. Kitos yra biškelį sudėtingesnės, tokios kaip dirsė, raudonasis eraičinas. Na ir jau dabar galima pavadinti mūsų laukų siaubu, tai yra pašiaušėlis, kuris jau tapo panašiai nekontroliuojamas. Nors, žinoma, negalima pasakyti ir pilnai, kad kontrolės mes nevykdome, todėl kad yra daug labai veiksnių, su kuriais mes galime tą pasiekti. Ir žinoma, reikia paminėti, kad visas mūsų kolektyvas Joniškio Aruodo ūkininkų dirba tikrai tose derlingose žemėse, kuriuose pašiaušėliai įsitvirtinti yra palankiausia. Na ir dar reikia paminėti, kad 24-25 metais mes tos problemos neturėjome, todėl kad buvo nelabai palankus orai, buvo sausa, buvo netiek daug drėgmės, kuri padeda augalui lengviau įsitvirtinti. Na, o 26 tapo tokie intensyvūs, kad drėgmės perteklinės kiekis pašiaušėlį iškėlė tiesiog kaip pagrindinę problemą. Na ir dabar galima pasakyti, kad jis yra tikrai vos ne kiekvieno ūkininko lauke. Ačiū už atsakymą. Ignai, ar pristatysi Oną? Leiskite pristatyti dar vieną diskusijos dalyvę, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro mokslininkę daktarę Oną Auškalnienę, kurios tyrimai ir įžvalgos padeda ūkiams remtis ne spėjimais, o moksliškai pagrįstais sprendimais. Lina, kviečiu užduoti klausimą. Ona, kada mokslininkai Lietuvoje pirmą kartą nustatė, jog pradėjo plisti peliniai pašiaušėliai? Kaip greitai ši piktžolė išplito ir kada pradėtas fiksuoti atsparumas herbicidams? Labai ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, pirmą kartą pašiaušėlis kaip problema, tai buvo panašiai apie 2005-2006 metus, būtent Jurbarko rajone, kada ūkininkė kreipėsi, klausdama, kas tai per piktžolė. Na, su ta piktžolė pakankamai, mes tada ir pasakėm, kad tai būtent pelinis pašiaušėlis, su ta piktžolė buvo galima susitvarkyti. Už poros metų jau paaiškėjo, kad būtent Vilkaviškio regione, na, labai irgi darosi problematika, nors apie atsparumą niekas tikrai tuo momentu nekalbėjo, tai buvo panašiai 2010-2011 metai, niekas apie tą atsparumą kol kas ir nekalbėjo. Panašiai 2014 metais mes patys darėm bandymus Pakruojo rajone ir apie Linkuvą ir jau ten neveikė visiškai herbicidai. Na, tas, kas domisi herbicidais, turbūt žinot, ką reiškia pirmos ir antros grupės herbicidai. Tai yra, jeigu kokiais pavadinimų turbūt čia nereikėtų minėti. Na, ir jų efektyvumas buvo iš tikrųjų labai, labai nedidelis. Šiai dienai, ką galiu pasakyti, kad labai teisingai pasakė ir gerbiama Ralytė, kad
problema, kad problema darosi būtent visoje Lietuvoje. Ir jau aš pati, sakykime, pernai, 2025 metais, aptikau Kėdainių rajone, tai kur jau visai, kaip sakoma, netoli mūsų instituto, Širvintų rajone, kur kažkaip atrodytų, lyg ir teoriškai turėtų būti ne visai palankios tos dirvos būtent šios piktžolės plitimui. Ir žodžiu, o dėl paties atsparumo, ką norėčiau pasakyti, jei mes kalbame, yra tiesiog kaip ir skirtingas pašiaušėlis, jeigu mes kalbam apie Jurbarko rajoną, kur dar, sakykime, kažką gali ir pavasarį šiek tiek padaryti, tai jau Pakruojo rajone iš tikrųjų, padėtis ganėtinai sudėtinga ir mano įsitikinimu, kad būtent pašiaušėlį ne Lietuvos ūkininkai, bent jau Pakruojo rajone, kad ne dėl Lietuvos ūkininkų kaltės jis tapo atsparus. Greičiausiai į mūsų šalį, būtent į tuos kraštus, galbūt su technika, galbūt pirkta, sakykime, iš kur nors iš Jungtinės karalystės, jis jau atėjo, tos sėklos jau būtent atsparios šios piktžolės. Tai todėl atsparumas šiai dienai, ypač kada piktžolė plinta su technika, tai tiesiog net pats atsparumas kaip problema, tai yra net ne vieno ūkio problema, o tiesiog globalinė. Su mumis ir ūkininkas iš Pakruojo rajono, Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkas Gedas Špakauskas, žmogus, kuris kasdien praktikoje susiduria su tais pačiais iššūkiais kaip ir jūs ir tikrai žino, kaip teorija atrodo praktikoje laukuose. Gedai, turime jums klausimą. Žinome, kad 2026 bus paskutiniai metai, kai bus galima naudoti produktus su veikliaja medžiaga flufenacetas. Ar ūkininkai šiandien jau turi realų planą, kaip kontroliuoti vienaskiltės piktžolės be šios veikliosios medžiagos? Ar vis dar gyvename iki uždraus? Labą dieną visiems. Aš galvoju, kad šiai dienai ūkininkai apskritai gyvenime neturi jokio plano. Todėl, kad žemės ūkėje per pastaruosius keletą metų mes tiek turim daug dinamikos ir įvairiuose sektoriuose visur. Tiesiog žemės ūkėje nuolat taip viskas greitai kinta, nuo klimato kaitos iki ES įvairiausių taisyklių, reglamentų, direktyvų, netgi tie patys dabar atsiradę geopolitiniai neramumai. Mūsų ūkininkavimą keičia iš esmės. Ir vėl grįžtant prie vienaskilčių piktžolių kontrolės, tai ar ūkininkai turi planų? Neturime mes planų, ūkininkai, ką reikėtų daryti, kai bus uždrausta naudoti veiklią medžiagą flufenacetą. Nes netgi turint šią veiklią medžiagą ir tai reikia turėti labai gerą planą, kad su vienaskiltėm piktžolėm, ypač tos, kurios yra atsparios, ypač tokie kaip peliniai pešiaušėliai, yra pakankamai sunku kovoti. O jeigu šios veiklios medžiagos neliks, tai bus labai problematiška toliau spręsti šią problemą. Arba tų problemų sprendimas bus pakankamai brangus. Ir tiesiog turim pradėti kalbėtis. Turim pradėti kalbėtis ir turim žiūrėti pavyzdžius, bloguosius, geruosius ir bandyti ūkininkam, tie, kurie dar netiki, kad tai yra problema, nes aš dažnai girdžiu mitą, kad jeigu pas ūkininkai yra pelinio pašiaušėlio arba kitų atsparių piktžolių, tai čia ūkininko kaltė ir jisai nesusitvarkys, kažką padarė blogai. Bet aš pažįstu labai gerų agronomų ūkininkų, kurie daro viską maksimaliai. Ir tai turi problemų šiai dienai su vienaskiltėm piktžolėm, ypač paminėta pelinį pašiaušėlį. Todėl turim visi kalbėtis, visais lygiais. Ūkio lygmenyje turim kalbėtis organizacijų lygmenyje, turim įmonių lygmenyje kalbėtis, turim, pabrėžiu, valdžios institucijose irgi kalbėtis, kad tai yra problema. Nes jeigu mes nesurasime tokio plano priimtino ūkininkams, tada tas planas gali atsirasti toks labai paprastas ir greitas. Pavyzdžiui, jeigu yra laukai užkrėsti pelinių pašiaušėlių, ūkininkas privalo juos kartu su pasėliais nupurkšti glifosatais, tiesiog sunaikinti. Arba ūkininkas gali būti tiesiog karantinuojami ūkininko laukai, tie, kurie turi būtent tų atsparių vienaskilčių piktžolių. Tai tiesiog nesinori tokių radikalių planų ir užtat tikrai linkiu visiems kalbėtis ir tikriausiai mes šiandien ir susirinkome. Kalbėtis ir ieškoti to geriausio sprendimo būdo, nes vis dėlto ateityje veiklių medžiagų mažės ir
tos atsparios piktžolės, aš matau kaip grėsmę tikrai žemės ūkiui, tikrai grėsmę didelę. Ačiū už atsakymą. Vyginta, dar vienas klausimas jums. Kokių konkrečių veiksmų šiandien imatės kooperatyve Joniškio Aruodas, kad stabdytumėte vienaskilčių piktžolių plitimą? Ne tik laukuose, bet ir tarpe ūkininkų. Kur jūsų nuomonė daromos didžiausios klaidos? Žemės dirbime, sėjomainom ar tame, kad apie problemą tiesiog nekalbama? Taip, turbūt, kad pirmiausia reikėtų pradėti nuo to, kad kiekvienas ūkininkas atvažiavęs į savo lauką turėtų atpažinti, kad jis turi problemą. Ir tai iš tikrųjų kelia didelį rūpestį ir labai tikiuosi, kad po šito seminaro, kuriame galime tiek daug pamatyti apie būtent šitą problemą, išvažiuos visi su platesnėm žiniom ir nebus taip sudėtinga. Taip pat reikia pabrėžti tokį dalyką, kad ir sėklų iš sertifikuotų platintojų pirkimas yra svarbu ir neužmiršti, kad jeigu pas tave lauke jau yra pašiaušėlis, tiesiog ta sėkla nebus tokia kokybiška ir gali būti kaip užkrato šaltinis. Mes, aišku, naudojame ir tokius dalykus kaip sėjos vėlinimas, taip pat panaudojam tą užmirštą plūgą. Dar vienas dalykas, kas yra labai aktualu, tai herbicidų strategija. Jokių būdų tai nereiškia, kad vienas herbicidas paims ir išspręs problemas, reiškia, kad mes turime ir rudeninį herbicidą naudoti, ir pavasarį, ir kartoti dar sezono viduryje, todėl kad pašiaušėlis auga nepertraukiamai. Taip pat neužmiršti, kad jį reikia kontroliuoti ir kitose, ne tik javų laukuose. Naudojame taip pat ir šienavimą tiek tarpulaukėse, tiek palaukėse, tai pakelių zonos irgi svarbu. Na, dargi vienas toksai yra pas mus projektas, kuriuo pasižymi Joniškio Aruodo kooperatyvas, kad mes auginame daugiametės žoles, tai yra liucerna, kurias taip pat tvarkydami, daug kartų pjaudami, sprendžiame šitą problemą. Na ir tarpinių pasėlių naudojimas. Komunikacija reikia neužmiršti, kad irgi vedama, kad ūkininkai žinotų tiesiog, kad tai yra didelė problema ir reikia susiakcentuoti į ją. Na ir aišku, tinkamų produktų atsirinkimas, kur mums padeda ir kitų kooperatyvų kolegos, tas pats Lagrenas, darom lauko dienas, darom bandymus. Na, o klaidos tos, iš kurių, sakykime, gimsta šita visa problema, tai yra turbūt, kad pradėtas naudoti supaprastintas žemės dirbimas. Per dažnai laukus ateina tie mūsų pamėgti žieminiai javai. Na ir aišku, kai tu nežinai, kad turi problemą, tas lauko higienos nesilaikymas, atvažiuoja su kombainu, iškrėsdamas kitus laukus. Na ir dar ką reikėtų paminėti, tai per mažai komunikacijos tarpusavyje. Ūkininkai netgi bijo apie tai pasakyti savo kolegom, kurie aplinkui dirba, kad jau turi šitą problemą ir kad problemą reikia spręsti kartu. Tai, sakyčiau, yra pagrindinės klaidos, kurios dažniausiai egzistuoja. Ačiū labai. Gedai, tau dar vienas klausimas. Kokią realią, neteorinę žalą vienaskilčių piktžolių plitimas daro javų derliui ir kokybei? Kiek tai šiandien kainuoja ūkininkui ir ką tai reikš po kelių metų, jei sprendimų nerasime? Tikiu, kad šiandien kolegos susirinko profesionalai ir tikriausiai jie irgi puikiai atsakytų į šitą klausimą, nes vienareikšmiškai laukuose kultūriniai augalai ir piktžolės kartu nedera. Jeigu bus daug piktžolių, nebus kultūrinių augalų, kurie duos pakankamą derlių. Tai tiesiog čia turim žiūrėti labai principingai ir bent jau mano asmeninė tokia nuomonė, kad visais atvejais kultūrinių augalų, javų laukai turi būti absoliučiai švarūs. Neturi būti jokių piktžolių ir turi būti viskas labai puikiai sutvarkyta. Todėl, kad netgi mažiausi užkrėtimai,
jeigu dabar atrodo, ta žala yra minimali ir gal čia aš neturiu problemos, bet taip ir atsiranda būtent tie išplitimai, atsiranda kituose laukuose išplitimai ir tada prasideda tie tikrieji nuostoliai, kada būna stipriai laukai užkrėsti, jeigu tai yra dar ypač atsparios piktžolės, natūralu, kad visi iš kažko turi valgyti ir gyventi ir naudoja tos pačius žemėje esančius resursus. Tai piktžolės labai yra valgios, jama daug resursų, tada stelbė būtent kultūrinius augalus, kaip pavyzdys kviečius, kviečiai išretėja, kviečių varpus būna mažesnės, natūralu būna mažesnis derlius, tikriausiai būna mažesnis, netikriausiai, o dažniausiai būna prastesnė ir javų kokybė. Tai tiesiog turime būti labai principingi šiuo klausimu ir menkiausią piktžolių išplitimą laukose galvoti kaip apie patį blogiausią dalyką. Ir dar klausimas, kiek kainuoja. Taip, kontroliuoti piktžolės kainuoja, bet aš tikrai visus užtikrinu, kad nekontroliuojamas laukas kainuos dar daugiau negu kontroliuoti piktžolės ir jų geriau neturėti. Ir ateityje gali kainuoti tiek daug, kad ūkis taps tiesiog nuostolingas. Tai tikrai turime tvarkyti su piktžolėmis, turime kaimynui pasakyti, jis turi tvarkyti su piktžolėmis. Jeigu pas ūkininką, patį ūkininkas galvoja, kad taip man yra blogai, kai aš turiu daug piktžolių, neteksiu derliaus, bet ūkininkas turi galvoti ir apie kaimyną, kad ir jo neužkrėstų, jeigu šitas kaimynas puikiai prisižiūrėjo savo laukus. Tai yra tikrai labai svarbu ir tikiuosi labai, kad, kaip ir prieš tai minėjau, kad mes turėsime planą, kuris bus pakankamai finansiškai priimtinas ūkininkams ir nereikės patirti didelių nuostolių būtent dėl užsikrėtusių laukų, pavyzdžiui, vienaskiltėmis piktžolėmis. Ačiū Gedai už atsakymą. Klausimas Onai. Ona, daug kalbame apie pelinius pašiaušėlius. Tačiau kokia situacija su dirvinėmis smilguolėmis Lietuvoje? Kada buvo nustatytas atsparumas veikliosioms medžiagoms? Taip, labai geras klausimas. Gerai, kad mes susikoncentruojame ne vien tik ties vieną piktžolę. Net ir stende jūs pastebėjote, kad yra keletas piktžolių, kurias būtent kompanijos atstovai parengė visų ūkininkų dėmesiui. Tai iš tikrųjų dirvinė smilguolė irgi yra viena iš tų problematinių piktžolių. Ir jeigu peliniai pašiaušėliai daugiausiai užima tą tokią sunkesniųjų dirvų nišą, tai dirvinės smilguolės labiau mėgsta lengvesnės, rūgštesnės dirvas. Bet žinoma, mes turime atkreipti dėmesį ir į tai, kad piktžolės yra, šitų laukų, ta prasme, kaip ir kultūriniai augalai panašiai auginame apie 1000 metų. Piktžolės čia yra panašiai apie 10 000. Jos žymiai geriau prisitaikę prie vietos sąlygų. Na ir dėl to jos ir tą netgi savo tuos pomėgius pakeičia. Todėl mes ir tas pačias smilguolės galim sutikti ir sunkesnėse dirvose. Atsparumas smilguolėms yra nustatytas 2013 metais, būtent tada buvo nustatytas ALS inhibitoriams, tas mūsų labiau žinomiems kaip sulfonilurėjos grupės herbicidams. Ir jis iš tikrųjų, efektyvumas herbicidų iš tikrųjų metai iš metų mažėja. Turbūt dauguma ūkininkų pastebėjo, kas naudoja, kad dabar, sakykime, be rudeninio purškimo, be rudeninės kontrolės priemonių, kaip sakoma, be rudeninio herbicidų purškimo, tikrai būtinai eina ir pavasarinis. Ir kada pavasarį mes naudojame būtent sulfonilurėjos grupės ar ne, ir tos pačios pirmosios grupės, kaip sakykime, penoksadeną, bent jau mano pastebėjimai rodo, kad vis dėlto sulfonilurėja vis dėlto labai efektyvumas mažėja. Tai rodo, kad atsparumas vis dėlto tikrai būtent smilguolės iš tikrųjų yra. Bet kas yra svarbiausia? Mes, aišku, dabar akcentuojamės į tai, kad kaip dabar mes turim ir kaip dabar, sakykime, sukontroliuoti. Svarbiausia yra neišplatinti, neišplėsti populiacijos, nes kuo didesnė populiacija, kuo daugiau, sakykime, viename kvadratinėme metre yra tos vienos piktžolių rūšies,
Tuo yra margesnė populiacija, tuo daugiau individų gali būti atsparūs ir tuo tada ta piktžolėtumo kontrolė bus mažesnė, tokia silpnesnė. Tai todėl mūsų visos priemonės turėtų būti nukreiptos į populiacijų mažinimą. Ačiū už atsakymą. Ona, dar vienas paskutinis klausimas jums. Jūs kaip mokslininkė, ką matote kaip realiausią būdą spręsti vienaskilčių piktžolių problemą Lietuvoje, kai veikliųjų medžiagų pasirinkimas mažėja? Ką turėtumėme daryti kitaip, kad išspręsti šias problemas Lietuvos žemės ūkyje? Matot, Lietuvos žemės ūkis, labai čia atsakyčiau, labai geras klausimas, labai toks, kaip sakyt, svarbus. Ir Lietuvos žemės ūkis mažai kuo skiriasi nuo kitų šalių žemės ūkio. Tai panašiai, ką aš jau ir pradėjau sakyti, kad yra svarbiausia, kaip svarbiausia yra tos pačios problemos neišsididinti. Ir jeigu mes, sakykime, kartais norėdami galbūt kiekvienas nori efektyviau, kaip sakoma, ūkininkauti. Ir jeigu jau naudojame tą supaprastintą dirvos dirbimą, tai bent jau tada tikrai turėtų būti sėjomainos, būtinai į sėjomainų rotacijas, būtinai turėtų būti įtraukiami vasariniai augalai, nes turbūt jau ir pastebėjo ne vienas ūkininkas, kai, sakykime, augindami nuolat žieminius augalus po žieminių augalų, tai ne vien tik vien skiltės piktžolės išplinta ir kai kurios dvi skiltės, sakykime, ta pati daržinė žliūgė, turbūt ir pastebit, kad be rudeninio purškimo, be rudeninio naudojimo herbicidų iš tikrųjų darosi pakankamai nemaža problema. Tai kiekviena priemonė, kuri mažina piktžolių populiaciją, tai jinai ir yra piktžolių kontrolė. Tai kaip ir minėjau, todėl, kad tą patį paminėjo ir gerbiama agronomė, ką jie ir daro Joniškio rajone, tai tikrai labai svarbu, pirmiausia, labai svarbi ta technikos higiena. Kada tas globalizacija, kai ta technika parvažiuoja iš įvairių tų šalių, kur tos problemos yra jau nuo seno ganėtinai gilios. Ir ta sėkla patenka į Lietuvos kuklius laukus. Žinoma, pašiaušėlis tikrai, kaip jau pamatėm, iš tikrųjų išplito ir mūsų, kaip pasakyti, ir labai yra sudėtinga, kada jau yra tokia gili problema, sudėtinga taip staiga iškart ją ir išspręsti, jeigu neįsprendžia, kaip sakoma, visa Europa. Tai žodžiu, svarbu yra kompleksas tų priemonių. Kompleksas, tai yra vienas arimas, pavyzdžiui, irgi jisai neišspręs iš karto visų problemų. Mes galim paskleisti sėklas per visą armenį, ir turėsim, kaip sakoma, per visą armenį sėklų. Tai žodžiu yra svarbu sėjomaina, pakraščių šienavimas. Su sėkla kiek jinai plinta, kažkiek galbūt ir plinta, bet svarbiausia yra mūsų tos pagrindiniai kertiniai momentai, tai būtent sėjomaina, tarpiniai pasėliai, technikos higiena ir, kaip ir labai teisingai pasakė gerbiamas ūkininkas, irgi turėtų būti ir ta komunikacija tarp žmonių, pasidalinimas ta gerąja patirtimi, nes dažniausiai, ką galiu pasakyti, tiesiog pasaulio patirtis rodo, kad geriausi problemų sprendėjai dažniausiai būna patys ūkininkai. Tai tikrai linkiu spręsti ir kartu padėsime, kaip sakoma, spręsti šitą problemą. Dėkojame ekspertams už jų įžvalgas, dėkojame jums, Lina, už taiklius klausimus. Kviečiu padėkoti ekspertams plojimais.